Tavo ego ir pats geriausias pardavėjas. Un pats geriausias pardavimas tau galvo daro. Nes un žien kiekvien tavo emocinį mygtuką. Norint persiprogramuoti savo smegenėlį, savo kompiuterį, savo hard drive, kuriam yra visą informaciją. Ne? Dar kitaip galim pasakyti, įsivaizduok savo smegenis kaip takelius. O, koks pramins taks, ne? Čia ir vienas iš tavo takų, kur tu galbūt galim sakyti, va tas taks atrodo kaip tu važiuoji su dviračiu. Un tai gera moki važiuoti su dviračiu, kad un tai pramins ir kad tau net nereikia gal, tu net nesižvalga, tu eini tau taku natūraliai. Te pat tavo neurona tau neurona ir sukurti, va tokiai takele, ir praminti tiek daug kartų, kada nus sunaikinti ir bile kiek sunku, ir čia tau standarts naus. Tai va tefu atrodo. Tai ir dafiga tų takėlių yra. Norint persiprogramuoti save, tu turi sukurti naują takėlį. Sukurti naują takėlį, va pradėti eiti kur nors čia. Tiesiog pradėti eiti skersą, va. Eini viskas. Vieną dieną paėn, antrą dieną paėn, trečią dieną paėn. Po savaitės jau toks kaip takėlis gaunas. Bet tu turi sąmoningą ir sąžiningą. Sakau, 3 kartus, nes teik ir svarbu. Dirbti su savim. Kad eitum ir sukurtum tu naują takėlį, kad ir atsidurtum to veito, kur tu nori atsidurti, kad pradėtum kitaip mąstyti, kad sukurtum naują įprotį, daryti kažkokį specifinį dalyką ar galvoti kažkaip specifiškai naują įprotį. Tai norint persiprogramuoti savi, turi dirbti sąžiningą. O ką reikia persiprogramuoti savi? Gerai, aš bijau šunų. Aš bijau šunų. Gerai, klausiams. Kodėl aš bijau tų šunų? Dabar pamata šunį, reiktų savo emociją, per kūną baimį, per pilvą raižo tą baimį. Nesuprant nieko. Tu esi jau pakankamai protingas, jau pagauni savi, tu jau žinai informaciją, pagauni savi, kad tu jau šitas jautystė, gerai, aš taip jautus, tas šau visiškai man nepadarys, man ten yra, bet aš nebijau. Gerai, kuom aš dabar turėčiau tikėti? Būtent šito situacijo, kad aš jausčiaus būtent taip, kaip dabar jautus. Klausim, kuom aš dabar turėčiau tikėti? Garsiai klausi, jeigu tau reiktų klyki, šauki, kuom aš turėčiau tikėti, kad būtent aš taip jausčiaus šito situacijo, kad aš šitas bijau šuniais. Man nelogiška. Ir tu gausi atsakymus. O tu gausi atsakymus iš savo aukštesnį aš. O tavo aukštesnis tu yra ves laik su tavimi. Ir unsa, kai kuriem garsiau šnek, kai kuriem tyliau šnek. Tai norint anon išgirst, reikia dirbti su savim. Dar tik pasakys, reikia dirbti su savim. Perprogramavimas yra labai lengvas, kaip tu išmoksti dirbti su savim iš tikrųjų ir būti sąžiningu su savim.